Sveiki, aš esu profesorius Linas Vilainis, dirbu Kauno technologijos universitete, elektros ir elektronikos fakultete ir noriu papasakoti apie mūsų 2023-2025 metais vykdytą Lietuvos mokslo tarybos projektą. Projektas susijęs su naujų bekontakčių ultragarso transdukcijos metodu pritaikymu plačiajuosčiams skleisto spektro signalams. Tai pirmiausia, projektas susijęs su bekontakčių ultragarsu. Ir bekontakčio ultragarso svarba ir susidomėjimas tokių bekontakčių matavimo būdų ar matavimuose, ar neardomoji kontrolė yra pagristas, nes šiuo metu naudojami neardomosios kontrolės ar matavimo metodai yra kontaktiniai arba imersiniai. Kontaktinis tai reiškia, kad turi būti kažkokiu būdu prispaudžiama prie bandinio keitiklis ir tas keitiklis neužtenka, kad jis būtų prispaustas, dar jį reikia kažkokiu būdu šlapinti. Imersinių variantų aplamai bandinys, ypač jeigu didelis, turi būti merkiamas į didelį baseiną ir tik tai tuomet gali būti atliekami matavimai ir yra visa eilė bandinių, kuriems toks matavimo būdas netinkamas, nes, pavyzdžiui, tai yra nesupolimerizuota medžiaga, kompozitinės medžiagos šiai dienai, kurios naudojamas lėktuvų, kitų lengvų gaminių gamyboje. Kol jos nesupolimerizuotos, jų merkti į vandenį negalima, nes kitaip įgeria vandenį ir tada savybės dingsta. Bet kartais tyrimus tenka atlikti ir nesupolimerizuotam vandeniui. Kita vertus, toks matavimas netechnologiškas. Jeigu gaminys didelis, tai reikalingas didelis baseinas arba reikalingos specialios čiurkšlinės sistemos, kurios tą imersinį variantą užtikrina, aplinkui visur vanduo, tai reiškia ir įranga, kuri skenuoja, turi būti atspari drėgmei ir medžiagos, kurios tyrimos, turi būti atsparios drėgmei. Ir tokiu atveju medžiagoms, kurios yra jautrios drėgmei ar trapios, toks matavimo būdas netinka, nes arba jeigu kontaktinis tą medžiagą galim suspausti ir jau matavimo rezultatai bus ne tie, arba galim ją sutraiškyti. O yra visa eilė medžiagų kaip termoizoliacinės medžiagos, biologiniai bandiniai. Netgi prieš tai turėjom vieną projektą, tarkim, medžių lapai. Negalim atlikti matavimą. O kita vertus ir pats skenavimo procesas gaunasi sudėtingas. Tuo tarpu, jeigu turim du orinius skaitiklius, geras pavyzdys prieš tai vykdyto projekto, tiesiog tarpe įkišam matuojamą į bandinį ir tuo pačiu metu galim nustatyti ir ultragarso greitį, ir tankį, ir storį bandinio, ir ultragarso slopinimą. Iš tų parametrų toliau gali būti ištraukiami ir net, tarkim, jeigu augalo lapas, tai fiziologiniai parametrai. Bekontaktis ultragarsas susiduria su pagrindinė problema, kad signalai yra silpni. Dar daugiau, daugelis signalų naudojamų, gaunamų bekontakčiam ultragarse yra siaurajuosčiai, o tarkim, mano parodytas matavimo būdas reikalauja plačios juostos. Aplamai, bet kokiam matavimui plati juosta visuomet yra tinkamesnė, nes tokiu atveju galima perdengti platesnį medžiagų diapazoną ir, kas svarbiausia, užimamas dažnių diapazonas apsprendžia matavimo skyrą. Ir jeigu mes norime matuoti naudodami žemus dažnius, o žemų dažnių naudojimas pageidautinas dėl tos priežasties, kad ultragarso slopinimas priklauso nuo dažnio ir jeigu naudojami itin aukšti dažniai, tai pradeda matavimus maskuoti medžiagos struktūriniai triukšmai. O gauti kitokiu būdu nei didinant dažnį plačią juostą yra itin sudėtinga jau ir imersiniuose, ir kontaktiniuose matavimuose. Tuo tarpu bekontakčiuose matavimuose toks uždavinys yra dar sudėtingesnis. Čia galima jau prieiti prie mūsų pavadinimo skleisto spektro signalai.
mes matome skleisto spektro signalo potencialą taikyme orų sklindančiam ultragarsui ar bekontakčiam ultragarsui. Ir projekte buvo įvardintos 3 bekontakčio ultragarso technologijos, kurias buvo numatoma įgalinti, kad jas galima būtų taikyti bekontakčiam ultragarsui. Ir tos technologijos, jeigu taip išvardinti, buvo orų sklindantis ultragarsas. Tai ką rodžiau, tiesiog orų sklindantis ultragarsas. Kita technologija – lazerio ultragarsas. Tai čia matome lazerio ultragarso rinkinuką, kuomet matuojam spindulį. Tai lazerio ultragarso pagalba sužadinama temperatūrinis medžiagos plėtimasis, o tas temperatūrinis plėtimasis sugeneruoja akustinę bangą ir tokiu būdu vandenį jau galime matuoti. Ir trečioji technologija – tai elektromagnetiniai akustiniai keitikliai. Iš tiesų, jeigu taip tiksliau, tai elektromagnetiniai dinaminiai akustiniai keitikliai, kurie liktai irgi buvom numatę, kad turėtų galimybę arba į medžiagą patiekti ultragarsinę bangą arba sugeneruoti ultragarsą ore. Ir buvo numatyti net 5 projekto uždaviniai. Tai vienas iš uždavinių buvo susijęs su tų oro ultragarso technologijų tyrimu. Buvo numatytas mikroprizmių efekto tyrimas. Kaip vėliau paaiškėjo, tas mikroprizmių efektas virto į vertikalių plokštelių masyvą ir tokiu būdu tikėjomės pasiekti ir akustinio impedanso suderinimo ir juostos praplėtimo. Kitas uždavinys buvo termoelastinio, tai yra lazerių sužadinamo, bet plataus spektro ultragarso panaudojimas. Trečiasis uždavinys buvo susijęs su abiem, nes čia reikėjo sukurti atitinkamą elektroniką tiek lazerio žadinimui, tiek oro ultragarso žadinimui, jo priėmimui ir tam pačiam EMAT, EDAT keitiklių žadinimui ir jų signalų priėmimui. Ir pagrindinė inovacija, kurią norėjom čia ištirti, tai ilgi skleisto spektro signalai ir dar programuojamo spektro signalai. Ne kiekvienas skleisto spektro signalas yra programuojamo spektro ir, tarkim, telekomunikacijoje taikomi labai plačiai. Visos televizijų laidų transliacijos, bevėlis ryšys tuos skleisto spektro signalus naudoja. Tačiau ultragarso taikymui mes išskyrėme atskirą signalų klasę, kurie irgi yra skleisto spektro signalai. Tai yra impulsų sekos, kurios sudarytos iš daugelio impulsų, kurių trukmė ir atstumai tarp tų impulsų laisvai programuojami. Ir tokiu būdu, programuojant impulsų trukmės ir atstumus sekoj, galime užprogramuoti norimą signalo spektrą. Ir kas svarbiausia su skleisto spektro signalais, kad spektrinės komponentės yra paskleidžiamos laike. Reiškia, dažninės komponentės paskleidžiamos laike ir jeigu tą skleidimo laiką mes didiname, mes galim gauti didesnį energiją žadinimo amplitudės nedidindami. Reiškia, tokiu būdu mes galim gauti lankstesnį spektro programavimą ir didesnį energiją. Tokie signalai itin ilgi persidengia, nes ultragarsiniai matavimai ore negali būti daromi dideliu atstumu. Nes reikalaujama, kad signalo frontas būtų plokščias, o jeigu norim plokščio signalo fronto, tai reiškia keliasdešimt milimetrų atstumu turi būti pastatomi keitikliai. Ir tai reiškia, kad atspindys nuo bandinio atsispindi nuo keitiklio, tada vėl papuola į bandinį ir gaunasi daugkartiniai atspindžiai. Tuomet ilgų signalų naudojimas yra problematiškas, nes tie signalai persikloja. Kita vertus yra žinoma, kad skleisto spektro signalai yra spūdus, juos galima suspausti, tarkim, tas naudojama palydoviniai navigacijoje. Bet problema yra šoniniai lapeliai gaunami tuos signalus suspaudus. Tai
Ketvirtasis uždavinys, kuris buvo įvardintas, tai būtent signalo apdorojimas, kuris įgalintų naudoti tos ilgus signalus, bet atskiriant tik tai vieną signalą, kuris vieną kartą praėjo pro bandinį, atsikratant kitų dėl reverberacijos atsiradusių signalų. Na ir aišku, jeigu jau išsprendžiam pirmosius 4 uždavinius, tai buvo numatyta galų gale tų ir spektro, ir naujų transdukcijos technologijų, sinergijos pabandymas ultragarsiniai spektroskopijai. Na, čia gal reikėtų paaiškinti, kokio tipo ultragarsinė spektroskopija turim minty. Tai pro bandinį praėjęs signalas, prasklysdamas pro bandinį, atsineša to bandinio savybės. Ir tokiu atveju, žiūrėdami į to signalo spektrą, žiūrint nepakanka, reiškia į tą spektrą priderindami matematinį to bandinio modelį, kur tas matematinis bandinio modelis savy ir turi storį, tankį, ultragarso greitį, slopinimą. Kuomet tie signalai sutampa, tai reiškia modelio parametrai ir atitinka bandinio parametrus ir tokiu būdu vienu metu galim pamatuoti ir greitį, ir storį, ir tankį, ir slopinimą bandinį. Na ir mechanikoje, biologijoje, augalų moksle tai yra mokslininkų pageidaujama informacija. Vienas iš rezultatų, kuriuo džiaugiamės, tai pavyko pasiūlyti tokią keitiklio konstrukciją, kuri užtikrina ir derinimą į orą. Čia ekrane matom, kaip keičiant atstumą tarp keitiklio elementų keičiasi to keitiklio impedansas ir grafike pažymėta, kur randasi oro impedansas. Kaip matom, mes galim labai arti priartėti su tokiu keitikliu prie oro impedanso. Ir štai čia matom animaciją, kuri rodo, kaip tas keitiklis veikia. Tai čia vienas iš režimų, kaip veikia keitiklis. Kaip matom, tuo metu, kuomet piezo elementai pailgėja, tai jų kantas pastumia oro masę, kad būtų sugeneruota ultragarsinė banga. Bet kita vertus, tuo metu, kai elementai pradeda storėti, tarpe esantis oras yra suspaudžiamas ir irgi yra išstumiamas iš elementų tarpo ir sugeneruojama dar viena banga. Ekrane matome, kokios gaunasi dažninės charakteristikos. Viena kreivė vaizduoja modeliavimo rezultatus, kita kreivė rodo eksperimentiškai gautus rezultatus. Dar buvo pasiūlyta vienas darbo režimas, kuomet ant tokio masyvo uždedama plona membrana. Tuomet visas membranos paviršius spinduliuoja ultragarsą. Ir vėl, kaip matom, veikimas toks pat. Piezo elementam ilgėjant, sugeneruojama banga. Aišku, sugeneruojama ir neigiama banga elementams trumpėjant, bet dėl aiškumo ta banga neparodyta. Kaip matom, dažniniai charakteristikoje pavaizduotoj irgi matosi, koks gaunamas spektras eksperimentinis ir ką buvo numatęs teorinis modelis. Taip pat matom grafiką, kur parodyta, kaip tokio keitiklio impedansas irgi keičiant atstumą tarp masyvo elementų artėja link oro impedanso. Pagrindinė oro ultragarso problema yra ta, kad oro impedansas yra labai mažas. Na, gal visi klausytojai mažai susidūrė, tai skaičiukai gal mažai ką pasakys, bet oro impedansas yra 400 reilių. Tuo tarpu piezo keramikos, kuri naudojama ultragarsui sužadinti, akustinis impedansas, yra nuo 30 iki 40 megareilių. Tai yra beveik 100 000 kartų mažesnis oro impedansas. Toks didelis impedansų skirtumas reiškia, kad praktiškai iš piezo keramikos į orą ultragarsinis signalas beveik nepraeis. Jeigu ir praeis, tai bus itin siaurajuostis signalas, kuris atitinka piezo keramikos storį. Ir praktiškai jokiems matavimams toks signalas nėra tinkamas. Ne mes pirmi susidurėm su ta problema.
ir yra pasiūlyta keletas sprendimo būdų, bet pats populiariausias sprendimo būdas, tas pats, kas ir naudojama optikoje, naudot ketvirčio bangos praskaidrinančius sluoksnius. Tai jeigu vandeniui pakanka uždėti vieną praskaidrinantį sluoksnį, nes vandens akustinis impedansas irgi šiek tiek skiriasi nuo piezo keramikos, jis yra 1,4 mega reilio. Kaip matot, skirtumas yra maždaug tik 10 kartų. Tai jeigu vandeniui pakanka vieno tokio praskaidrinančio ketvirčio bangos sluoksnio, tai oriniams keitikliams tenka dėti kelis praskaidrinančius sluoksnius. Ir pagrindinė problema yra ta, kad akustinis impedansas tų praskaidrinančių sluoksnių turi būti tarpe tarp pirmosios medžiagos, iš kurios derinam, ir sekančios medžiagos. Kas reiškia, kad jeigu dėsim paskutinį derinantį sluoksnį, tai paskutinio derinančio sluoksnio akustinis impedansas turi būti artimas oro. Deja, tokių medžiagų kol kas nėra sukurta, tai mokslininkai yra sugalvoję, kaip išsisukti su pakankamai toli nuo oro akustinio impedanso besirandančiam medžiagom. Aišku, pasiūlytos medžiagos, kurios yra pakankamai arti, bet skirtumas yra apie 100 kartų. Ir tuomet, panaudojus šios praskaidrinančius sluoksnius, išplatėja ir keitiklio juosta ir išauga keitiklio jautrumas. Atrodytų, kaip problema ir išspręsta, bet kadangi derinančių sluoksnių yra itin daug, tai dažninė charakteristika gaunasi itin stačiais šlaitais. Tai yra, taip, keitiklis turi tam tikrą pralaidos juostą, daugumą atveju ta juosta netinkama matavimams, tai kartais tenka naudoti net kelis skirtingų dažnių keitiklius, kad ta juosta būtų perdengta. O mūsų idėja buvo ir sukurti kito tipo keitiklį, kuris turėtų platesnę juostą, ir pritaikius programuojamo spektro signalus, žadinimo spektrą padaryti tokį, kad jis kompensuotų tas perdavimo, ir tas perdavimas vadinasi tokiu keistų pavadinimu transdukcija, tai yra konvertavimas iš elektros energijos į akustinę. Tai ten, kur transdukcijos nuostoliai yra dideli, ten sukoncentruojama didesnė žadinančio signalo energija, ten, kur transdukcija yra itin gera, paliekama minimaliai žadinimo energijos. Tokiu būdu priimtas signalas turi tolygų energijos pasiskirstimą visam spektre ir yra platesnės juostos, nei būtų gauta žadinant, naudojant įprastinį signalą. Tai dar vienas projekto pasiekimas, kad buvo parodyta, kad tokie signalai gali būti pritaikyti ir parodyti, kokie gaunami rezultatai. Ekrane matote dažninės charakteristikas įvairių ultragarsinių keitiklių skirtų orui iki kompensacijos, koks yra priimamas signalas iki kompensacijos ir kokią signalo juostą gaunasi po kompensacijos. Matom, kad ne tik tai juosta prasiplečia, bet išauga ir signalo amplitudė, reiškia pagerėja santykis signalas-triukšmas. Dar vienas rezultatas, tai pavyko pasiekti termoelastinį žadinimą ir žadinimą naudojant impulsų sekas. Įprastinis lazerio taikymas yra naudot maksimaliai trumpą lazerio impulsą, tokiu būdu sukeliant irgi bandinio paviršiaus sušilimą, ir daugumą eksperimentų lazerio ultragarsų naudoja taip vadinamą plazmos režimą, kuomet dalis bandinio paviršiaus yra nudeginama, susiformavęs, vadinkim, dujų ar nudeginto bandinio dalelių debesis dideliu greičiu lekia nuo bandinio paviršiaus, sukurdamas reaktyvinę jėgą į bandinio paviršių, ir tokiu būdu sukuriamas slėgis. Tokio bandymo trūkumas yra tas, kad pažeidžiamas paviršius, nes tam, kad sukurt tą plazminį režimą ir sukurt slėgį, mes turim nudeginti dalį medžiagos. Reiškia, jeigu mes norim skenuoti, o dauguma signalų yra silpni, reiškia, tenka pasiųsti kelis impulsus, tai pasiuntę kelis impulsus galime to jau bandinio paviršiaus ir neberasti.
nes tarkim orinio ultragarso keitiklių derinimui naudojamos medžiagos gali būti tik tai keliasdešimt mikronų. Tai jeigu mes tą paviršių pažeisim, gali būti taip, kad jau paviršius nebebus tinkamas ir naudojama. Tai termoelastinis režimas yra toks režimas, kuomet pašildymas paviršiaus pasiekiamas paviršiaus nepažeidžiant. Bet tada atsiranda pagrindinė problema, signalai gaunasi dar silpnesni, nes mes naudojam toks ir itin maža. Įsivaizduokite, kokio dydžio galios tankis yra pasiekiamas, nes maksimalus, tarkim, lazerio galingumas, kurį naudojame, yra 120 W ir 120 W yra sukoncentruojama į 7 mikrometrų pločio spindulį. Tai galios tankis, jeigu išreišti vatais metrui, tai gaunasi ir megavatai metrui. Tai aišku, tam, kad apribot iki termoelastinio režimo, tai jau 40 amperų ir 120 W nebegalim leisti, nes irgi pažeidžiam paviršių, reiškia naudojami mažesni galingumai. Bet pagrindinis skirtumas yra tas, kad vėl naudojam tos pačius skleisto spektro signalus ir būtent tas impulsų sekas. Ir čia atsiranda kita problema. Visi klasikiniai lazerio driveriai yra skirti sugeneruoti pavienį impulsą. Daugumą atvejų net to impulso trukmė negali būti kontroliuojama. O čia mums reikalingas buvo lazerio valdiklis, kuris turėtų ne tik tai kontroliuojamą impulso trukmę, bet tučtuojau pasibaigus vienam impulsui galėtų sugeneruoti už keliasdešimt nanosekundžių ar kelių tūkstančių nanosekundžių sekantį impulsą ir tas impulsas vėl turėtų būti net ir kitokios trukmės. Tai tas skirtingų trukmių išdėstymas ir leidžia programuoti spektrą. Ir kadangi naudojamos ilgos sekos, tai pirmiausia lazerio ultragarso matavimuose atsikratom elektromagnetinės interferencijos. Kas ta elektromagnetinė interferencija? Tai visa elektroninė įranga aplinkui, kompiuterio maitinimo šaltinis, pozicionavimo mechanizmas yra valdomi impulsais ir tie impulsai sukuria impulsinius trikdžius eteryje, o kadangi priėmimo stiprintuvas yra itin jautrus ir kadangi matavimo metodas, kurį mes taikom, yra naudojamas keitiklio projektavimo metu, tai yra, kuomet keitiklis yra tik tai tarpinėje surinkimo stadijoje, tai keitiklio ekranavimo kokybė nėra pakankama ir pakankamai daug priimam tų elektromagnetinių trikdžių. Ir tie elektromagnetiniai trikdžiai, jų impulsų forma labai panaši į tų impulsų, kurie gaunami klasikiniu impulsiniu žadinimu. Tuo tarpu, jeigu turim impulsų seką, jos spektrinis turinys, tų impulsų išsidėstymas laike ženkliai skiriasi nuo elektromagnetinės interferencijos ir mes tokiu būdu net išsprendžiam dar vieną uždavinį, tai yra sumažinam elektromagnetinės interferencijos lygį. Kita vertus, vėl skleisto spektro signalai, tai yra spūdus ir dar vienas pasiekimas, kurį pritaikėm tiek orų sklindančiam ultragarsui, tiek lazerio ultragarsui, tai tų signalų suspaudimas. Klasikinis suspaudimo būdas yra naudojant suderintą filtrą arba kitaip tariant koreliacinį apdorojimą, bet koreliacinis apdorojimas turi tokį trūkumą, kad sugeneruojami ir šoniniai lapeliai. Ir jeigu yra svarbus tik tai, jeigu svarbi yra tik tai impulso padėtis laike, tarkim, tai yra uždavinys palidovinės navigacijos atveju, tai šoniniai lapeliai nesukelia problemos ir toks suspaudimas gali būti naudojamas. Tuo tarpu mūsų atveju reikėjo, kad šoniniai lapeliai arba būtų minimalūs, arba jų iš vis nebūtų. Ir pavyko pasiūlyti inversinį filtrą, savotiškas inversinis filtras su papildomu dar filtru. Galima būtų sakyti, kad tai yra išvedinys iš Wienerio, taip vadinamo filtro. Bet tas suspaudimo būdas, kurį mes pasiūlėm, pasižymi tuo, kad signalas taip pat kaip ir koreliacinio apdorojimo būdu yra suspaudžiamas, bet pasižymi minimaliais šoniniais lapeliais. Tai yra, šoninius lapelius pavyko rasti, bet palyginus su šoniniais lapeliais, kurie gaunasi suderinto filtro atveju, lapeliai yra ženkliai mažesni.
netgi nesam tikri, kad šoniniai lapeliai, kuriuos mes pamatėm, iš tikrųjų yra susijęs su pačiu apdorojimu. Nes modeliavimas, jeigu modeliuojam signalai, tai tokių šoninių lapelių mes net nematom. Tai dar vienas pasiekimas, kurį norėčiau akcentuoti, tai būtent tas suspaudimas ir tada galimybė tą signalą ištraukti iš visos sekos, kad reverberacija tarp bandinio ir keitiklio būtų panaikinta. Negana to, tą, ką pasiūlėm, sakysim, lazerio ultragarsu, tai tinkama, reiškia, lazerio ultragarsu mes galim suspausti, bet jeigu eina kalba apie spektro kompensaciją, toks inversinio filtro pritaikymas panaikina tą spektro programavimą. Taip, santykis signalas triukšmas pagerėja, jeigu siekiama tik tai santykio signalas triukšmas pagerėjimo, tai pakanka. Bet jeigu eina kalba apie galutinį taikymą, tą, ką minėjau, rezonansinę spektroskopiją, tai rezonansinė spektroskopija mes norim kompensuoti ir kad atsakas būtų tolygus per visus dažnius. Ne santykis signalas triukšmas, bet jau pats atsakas, nes atvirkštiniam uždaviniui tas yra svarbu. Na ir tada buvo pasiūlyta dar kitas patobulinimas, tai yra signalas suspaudžiamas, tada iškerpiamas iš viso įrašyto signalo ir vėl atspaudžiamas atgal. Ir tada jau atspaustas signalas turi visas savybės, kurių mes norim, tai yra spektrinė kompensacija, kurią įdėjom į žadinimo spektrą. Aiškiai, padarom ne tik tai, kad tolygus santykis signalas triukšmas, bet ir spektras tolygus. Ir tada jau jis yra tinkamas rezonanso spektroskopijos tyrimams. Na ir pabaigai, aišku, padarėm tyrimus ir su rezonanso spektroskopija. Tarp kitko parodėm, kad galimi matavimai ir taikymas ne tik tai ore, bet ir vandenį, išbandėm ir inversiniam atveju. Tai pademonstruota ir imersiniam atveju ir oro ultragarsui. Ir buvo parodyta, kad tokiu būdu, pritaikant tą spektro kompensaciją ir mūsų naudojamą signalo suspaudimą, gali būti sumažinamos sistematinės paklaidos, nes rezonanso spektroskopijos, jeigu užtikrinamas pakankamas santykis signalas triukšmas, paklaidos yra mikrometrų lygio, jeigu ne nanometrų lygio, atsitiktinės paklaidos. Tuo tarpu sistematinės paklaidos gali siekti dešimtis ar net šimtus mikrometrų, tai labai svarbu tas sistematinės paklaidas sumažinti, nes kitaip nėra naudos iš sumažintų atsitiktinių paklaidų. Tai buvo pademonstruota, kad sumažėja abiejų rūšių paklaidos, tai yra pagerėja santykis signalas triukšmas, kas leidžia sumažinti atsitiktinės paklaidas, ir sumažėja sistematinės paklaidos, reiškia bendra matavimo neapibrėžtis yra sumažinama. Buvom įsipareigoję parengti ir redakcijai įteikti 4 straipsnius, tai yra buvo numatyta, kad straipsniai bus rengiami tik tai pačioj projekto pabaigoje, tačiau su kai kuriais tyrimais pavyko tyrimus atlikti greičiau ir 2 iš planuotų straipsnių jau yra atspausdinti, o 2 iš planuotų straipsnių yra įteikti redakcijai, šiuo metu recenzuojama, bet atsirado dar 2 papildomi straipsniai, kurie jau yra atspausdinti. Tai vienas straipsnis yra susijęs su keitiklio jautrumo žemėlapių matavimu, kuomet pasiūlė metodiką, kad net ir naudojant tą patį keitiklį galima būtų pamatuoti jautrumo žemėlapį. Ir kitas straipsnis, kurį spausdinom, yra susijęs su rezonanso spektroskopijos tyrimais, nes bandėm ištirti, kokiam diapazone turėtų kompensavimas būti daromas. Buvom numatę 2 pranešimus konferencijoje pristatyti ir, aišku, buvo numatyta, kad ir bus atspausdinta konferencijos medžiagoje, tai taip ir įvyko, tik tai ne 2 pranešimai, o 3 pranešimai buvo pateikti konferencijoje. Nutarėm, kad naujojo pasiūlyto keitiklio, tai yra to transdukcijos metodo naudojant plėvelių masyvą, gali būti ir naudojamas pramonėje, todėl buvo nuspręsta tą, ką sukūrėm, patentuoti. Tai pateiktos 2 patentinės paraiškos, viena patentinė paraiška įteikta Lietuvos patentų biurui, kita patentinė paraiška įteikta Europos patentų biurui.
šiuo metu laukiame rezultatų. Čia matom mūsų tik tai keletą kurtų keitiklių. Čia yra talpinis keitiklis, viduje yra 6 mikrometrų membrana, kuri elektrostatinio lauko yra pritraukiama ir generuoja ultragarsą. Čia turim kitą membranos tipą, kur iš abiejų pusių yra tinklelis ir tada membrana traukiama ir į vieną ir į kitą pusę. Dar vieno tipo keitiklis, kuris turi ir poliarizacijos įėjimą, irgi talpinis. Čia matom tarpinį surinkimo variantą to plėvelių masyvo keitiklio. Čia matom tą plėvelių masyvo keitiklį, daugiau surinkta plėvelių. Jeigu pažiūrėtume iš arčiau, tai pamatytume, kad itin daug lygiagrečiai sujungtų plėvelių. O šičia galim matyti, kaip atrodo individuali plėvelė, kaip matote, jinai labai plona, bet irgi sudėtas ištisas masyvas ir spinduliuoja iš masyvų ultragarsą. Čia matom, šiuo metu vyksta lazerio ultragarso matavimas. Tai šita maža plokštelytė yra lazerio valdiklis, kuris minėjau, sugeba generuoti tas impulsų sekas. Gale įdėtas puslaidinis lazeris, kuris generuoja lazerio impulsus. Čia visa yra linzių sistema, kuri fokusuoja. Ir apačioje yra bandinys, į kurį mes šaudom. Bandinys yra šiuo atveju piezoelektrinis keitiklis, tai čia naudojama jautrumo žemėlapio sudarimui. Ir priimtas iš keitiklio signalas patenka į irgi taip pat mūsų gamybos stiprintuvą, surenkamas surinkimo sistemos pagalba. Ir čia matome mes priimtą signalą, kurį sugeneravo žadinimas ultragarsu, ir matome sudarytą keitiklio jautrumo žemėlapį. Kaip jau minėjau, buvo kuriamas ir žadinimas orų sklindančiam ultragarsui, tai čia matom vieną iš tirtų žadinimo generatorių. Žadinimo generatoriai visi, kurie jau padaryti galutinis variantas užkorpusuoti, taip pat buvo sukurti valdomi stiprintuvai, tai čia jau sudėtas į korpusą ekranuotą valdomas stiprintuvas. Matom, jisai to schemą jau ir naudojamas yra. Čia net ištisas masyvas stiprintuvų irgi skirtų oro ultragarso priėmimui. Tai atliekant eksperimentus prireikia įvairių konfigūracijų, tai kiekvienai konfigūracijai padarytas atskiras stiprintuvėlis. Dar vienas žadinimo stiprintuvėlis oro ultragarsui. Čia impulsinio žadinimo. Projekto komanda nebuvo didelė, tai dalyvavau aš. Tai mano specializacija yra elektronikos inžinierija, ultragarso elektronika, taip pat mano kolega Andrius Khaziachmetovas. Daktaras Andrius Khaziachmetovas pagrindė specializuojasi metrologijoje, matavimuose, tai Andriaus užduotis ir buvo visi eksperimentai, metrologinis užtikrinimas eksperimentų. Taip pat dalyvavo profesorius Valdas Eidukinas, tai Valdo jau sritis yra mechanikos inžinierija, modeliavimas, tai visų modelių sudarimas, jau analizė, medžiagą modeliuojant, sklidimą modeliuojant, kaip tik ekrane matom sklindančias bangas modeliuotas Valdo parengtų modelių žadinant lazeriam. Komandai dar pagalbą tiekė du kolegos, kurių gal mažesnis buvo indėlis, tai Marius Varatinskas, mūsų jaunesnysis mokslo darbuotojas. Tai Mariaus užduotis buvo visas techninis aprūpinimas, parengimas įrangos eksperimentams, eksperimentų matavimo atlikimas. Ir daktaras Pranas Kuzas. Prano užduotis buvo visa tikslioji mechanika ir Pranas turi auksinės rankas. Tai didelis dėkui jam, nes tikrai projektas būtų tikrai kitaip baigęsis, jeigu ne Prano indėlis.